kariuomeniai nebūtinai. Jeigu žmogus parodavo gebėjimus, jisai galėjo iškilti iki pat maršalo ir tokių pavyzdžių buvo ne vienas. Rusijos kariuomenė tai buvo labai retos išimtis ir tik tai ypatingi gebėjimai leisdavo prasčiokui tapti karininku. Ir tai paprastai tik tai tam tikrose neprivilegijuotose daliniuose. Kaip matot, prancūzų puolimas davė neblogą rezultatą, rusų jėgeriai traukosi greitai, tačiau iki tam tikros nustatytos vietos. Jų karininkas juos reikiuoja ir... Aš dar kartą paminėsiu, kad viskas atliekama, pasiūta, padaryta viskas yra būtent pagal tą epochą. Pagaliau prabilo artilerija. Tai yra rimtas ginklas, tačiau jeigu norit žinoti, santykis, kaip nekeista, naudai buvo pėstininkų ginklų, tai yra bataliniai ugniai. Artilerija darydavo didelius nuostolius, bet ne tokius kokie pėstininkų. Ta prasme, kad pramušdavo eilės, bet dažniausiai būdavo, tai nutraukdavo kojas, arba iki jos mens žmogus sužalodavo. Tuo tarpu pėstininkų ugnys, žinoma, jinai padarydavo daug daugiau. Taip, kad pėstininkų tyrimais pasidomėjus. Kaip matot, nusistovėjo tam tikrą pusiausvyrą. Štai pirmasis krytas, palaikykim krentančius. Reikia dabar jį išnešti. Pasižiūrėkite įdomus momentus, man atrodo, pamatysime, kaip vis dėlto sužeistieji būdavo išnešami. Ar parodys, ar ne, bus matyti. Kareivius veikia tokie krentantis draugai, bet tik patyrę kareiviai žino, kad tai yra neišvengiama. Žiūrėkit, rusai bandys ko gero. Puikiai pavyko. Paplojam. Tai tikrai yra sudėtinga. Neužmirškite, kad jūs 21 amžiaus žmonės stebite 19 amžiaus pradžią. Jums juokingai galbūt atrodo visi šitie veiksmai, bet žinokite, taip ir buvo. Atsisakydavo šautuvai, prasiverždavo kavalerija, pro vieną neiššavusi karį. Neiššauna vienas pabūklas, prasiveržia 3-4 eskadronai pro šitą pabūklą ir praktiškai divizijai įvyksta didžiulė katastrofa. Rusai bando kontrakuoti iš sparno. Šaudant iš sparno galima daug daugiau pataikyti priešus. Žiūrėkit, priversti prancūzai keisti pozicijas, persirikiuoti. Šiuo metu jie yra visiškai nepalaikomi ir ko gero teks trauktis. Jų net šautuvai neužstumti. Artima kova. Girdit, kaip sproginėja patrankos vediniai prancūzų pozicijose. Prancūzai traukiasi vietom perbėgdami bėgimą. Rusų kontrataka buvo puikiai, palaiko ją. Štai kaip duoda artilerija. Rusų linija eina palaikyti jų jėgerių. Linijos uždavinys reikalai esant durtuvais ir šautuvais palaikyti jų priešakinius dalinius. Tačiau ir prancūzai persirikiavo. Kažko nesigirdi prancūzų artilerijos. Tikriausiai neišgėrė savo normas, užtat neleisdavo žmonėm, tie, kurie stovėdavo prie pabūklo, jeigu jie tokios norėdavo atsigerti. Šitie gėrimai nepadėdavo. Vienintelis, kuris padėdavo artileristam nuo dūminio parako, tai buvo raudonas vynas. Tik tai jisai padėdavo tai, kad įsaugoti garsą, komandas, kad galima būtų atlikti ir pačiam judėti. Nes troškulys yra didžiulis. Stovėti prie įkaitusio pabūklo ir tarp dūmų beveik nieko nematyti. Tai žinoma, dar kartą pabrėžiu, tik raudonas vynas. Taip, kad kas norėjo pasijokti, efektas mažas. Prancūzai, ko gero, išgirdo mūsų raginimus ir dėjo iš peties. Gali būti toks ir šitą uždavinys, kad prancūzai laukia, prancūzų artilerija tausoja sviedinius. O